miesto savivaldybės tarybos kultūros, švietimo ir sporto komiteto nariams 2024 metų rugsėjo 10 dienos posėdį pradedame. Jau dabar, gerbiama Jurgita, visi bus prisijungę komiteto nariai. Račkausko neturim prisijungusio, gerai. Šiandien posėdyje dalyvauja 8 komiteto nariai. Mes turim atsiųstą darbotvarkę su papildomais klausimais. Gal galėtumėm bendrų sutarimų pritarti darbotvarkės papildymui? Pasitvirtinti darbotvarkę. Prieštaraujančių nėra ir susilaikančių. Ačiū, kad pritarėme ir tada pirmam klausimui pristatyti, pirmam sprendimo projektui. Dėl pritarimo projektams kviečiame Rinkevičiūtę Laurinaitienę. Labą dieną, gerbiami tarybos nariai. Teikiame sprendimo projektą dėl pritarimo projektams. Kaip visada, teikiant paraiškas, reikalingas tarybos pritarimas. Pačiame sprendime, kuris jums buvo siųstas ir kurį matote ekrane, yra 2 projektai. Juos pristačius paprašysiu, kad galbūt galėtume įtraukti ir 3 projektą. Dabar apie šios 2 projektus. Vieninga elektroninio bilieto ir keleivių informavimo sistema Alytaus regiono savivaldybėse. Tai yra regioninis 5 savivaldybių projektas. Pagrindinis partneris tai būtų Druskininkų savivaldybė, visi kiti eitumėm partnerių. Ir šiame projekte mes visas regionas sukurtume vieningą elektroninį viešojo transporto bilietą ir keleivių informavimo sistemą. Mes kaip miestas gautume elektroninio bilieto reikalingą įrangą ir jos sumontavimą į mūsų autobusus. Taip pat gautumėm visas reikalingas programas elektroniniam bilietui valdyti. Gautumėm keleivių informavimo programą, kuri būtų ir kaip mobili aplikacija, ir kaip internetinė svetainė. Mobilioji aplikacija ir svetainėje būtų galima matyti judėjimą realiu laiku viešojo transporto. Taip pat būtų galima įsigyti bilietus. Kas atsirastų naujovė nuo dabar, kas yra, tai kad yra autobusuose už bilietus būtų galima atsiskaityti tiek mokėjimo kortelėmis, tiek elektroninėmis priemonėmis. Taip pat autobusuose atsirastų pasižymėjimo, čekino, ta vadinama čekauto sistema. Kadangi, kaip minėjau, bilietas galiotų visame regione, tai reikėtų vis atsižymėti, jeigu būtų pervažiavimas į kitą savivaldybę, todėl ta sistema atsiranda. Na ir šis projektas būtų finansuojamas 100% iš ES lėšų, nebent tai būtų netinkamų lėšų arba vykdant pirkimus daugiau kainuotų pačios sistemos, pačios licenzijos, tuomet reikėtų savivaldybei pagal savo dalį, pagal licenzijų skaičių prisidėti. Antrasis projektas dirbtinio intelekto. Gal dar klausimų iš karto pirmajam projektui, jeigu turim, kas norėtų užduoti. Mane tai vis tiek domina, kaip vyresnio amžiaus žmonės, kurie neturi ryšio su elektroninė sistema, kaip jie galės naudoti šitą paslaugą. Ar tai aptarta ir su kitų savivaldybių? Taip. Su visom savivaldybėm yra aptarta, visos savivaldybės šitam projektui pritarė, regiono plėtros taryba jam pritarus. Ir tiesiog mes norim to ar nenorim, pačios valstybės yra toksai matymas, kad vis tik tie elektroniniai bilietai turi atsirasti ir tas supaprastinimas turėtų atsirasti. Niekas nesako, kad negali likti ir popierinių bilietų, tai bus apsisprendimas pačių savivaldybių, kiek tos sistemos kiekviena savivaldybė įsidėtų. Bet taip visos 5 savivaldybės šitam projektui regione yra pritarę. Gerai, prašom, Jurgi, klauskite. Norėčiau pasitikslinti, tai projekto įgyvendinimas yra ES lėšos, ar ne? Taip. O toliau sistemos palaikymo išlaidos, matau, virš 32 000, tai čia yra savivaldybės lėšos. Taip. Kiekvienais metais tiek reikėtų. Taip. Tai tada sakykite, kokia ekonominė nauda šio projekto? Ar čia tik tai kažkokios užgaidos, kad tai būtų pas mus Respublikoje, juk savivaldybė, kaip pasakyti, nevykdo šios paslaugos, tai vykdo privatūs vežėjai.
Tai aš galiu pasakyti, kad dabar elektroninio bilieto sistemą savivaldybė nuomoja. Ir mums kiekvieniems metams tas kainuoja žymiai brangiau. Tikrai galėsiu atsiųsti skaičius, kiek dabar tas kainuoja. Ta sutartis nuomos baigėsi po 2 metų. Vadinasi, mes ir toliau turėtumėm skelbti konkursą ir arba savivaldybė įsigyti tą elektroninio bilieto sistemą vėlgi nuomoti, arba turėtumėm nurodyti vežėjui, kas taip pat pabrangintų kainą. Dabar mes tas visas priemonės reikalingos sistemos, tą kietąją dalį, mes įsigytumėm ES lėšomis ir tai būtų savivaldybės nuosavybė. Dabar sistema nuomojama, mes neturim nuosavybei tos visos vidinės įrangos, kuri yra viduje autobusuose. Tai patikslinkite, o šio projekto ekonominė nauda savivaldybei kokia, kame jinai yra? Nauda tame, kad mums kainuos pigiau žymiai palaikymas, negu kainuoja dabar. Bet skaičius aš jums galėsiu atsiųsti, kadangi turiu pasikelti, kiek dabar per metus mes sumokame nuomos už elektroninio bilieto sistemą. Tada patikslinkite dar, o pats paslaugos teikėjas, kodėl negalėtų įsigyti šios paslaugos? Galim ir paslaugos teikėją, tai kaip ir minėjau, skelbdami viešąjį konkursą vežėjui, mes galėtume nurodyti, kad jisai turi įdiegti ir įrangą. Tai aišku, pabrangintų vežimo paslaugą, nes tas kainuoja. O vežimo paslauga... Mes dabar sumokam 200 000 metam už visą tą reiškiasi nuomą. Vat man parašė žinutę, kad 200 000 yra sumokama metam už nuomą. Tai padalinus mėnesiam, tai gaunasi po 16 kažkur tūkstančių netoli. O tada kainuos po 2 su biškiu. Tai vat ir ta ekonominė nauda. O perkant bilietą natūraliai autobuse, jisai daug išbrangs. Nes vairuotojas turės suteikti papildomą paslaugą. Tikrai negaliu dabar pasakyti, todėl kad reikės įvertinti, ta prasme, skelbiant konkursą, jau reikės įvertinti ir kilometrus, ir tai, kiek tų gyvų bilietų parduoda, ir pagal tai tik tais kainą nusistatyti. Tikrai negaliu pasakyti. Aš dar noriu Gali būti, kad skelbiant, jeigu bus didelė konkurencija vežėjų, gal vežėjas įsivertins ir tai nieko nekainuos bilieto pardavimus. Aišku, klauskite, Jurgi, prašom. Sakykite, prašau, ar šis projektas tai liečia tarpmiestinio vežėjo paslaugos teikimą, ne vidaus, ne miesto? Čia liečia vežėjus tuos viešojo transporto, kurie yra 5 savivaldybėse. Lazdijų, Druskininkų, Varėnos, Alytaus rajono ir Alytaus miesto. Tų tarpmiestinių, kur vežėjas yra kitas, Kautra ten ar kažkas, tai tų autobusų neapims. Apims tuos autobusus, kurie kitų 4 savivaldybių atvažiuoja į čia. Arba galbūt bus, pavyzdžiui, pasirinkti maršrutai, kad Alytaus vežėjas miesto važiuoja ir į rajoną. Tai irgi tas galios. Bet tai tikrai neapims tų didžiųjų, kurie tarp miestų, tarpmiestiniai maršrutai yra. Gerai, ačiū. Prašom kitą projektą pristatyti. Kitas projektas dirbtinio intelekto ir elektroninių sutikimų skaitmeninių sprendimų diegimas Alytaus regiono sveikatos priežiūros įstaigose. Tai yra 2 savivaldybių projektas, Alytaus rajono ir miesto. Ir partneriai tai būtų, pagrindinis pareiškėjas būtume mes kaip administracija, nes pareiškėjas gali būti tik savivaldybės, o partneriai būtų Alytaus poliklinika ir Alytaus rajono savivaldybės sveikatos priežiūros centras. Paprasčiau tai pirminės sveikatos priežiūros centras tiksliau, kadangi tai būtent iš poliklinikos mūsų atėjo poreikis toksai, kad jie norėtų sukurti inovatyvias skaitmeninės priemonės, kurios leistų skaitmeninti visas sutikimų formas, tai yra, kur dabar pasirašome sutikimus dėl kraujo ėmimo, dėl apžiūros, dėl rentgeno ar dar dėl kažko. Turime pildyti formas, tai galėtumėm tą padaryti mygtuko paspaudimu, patvirtintami tą sutikimą ir nereikėtų rašyti.
Ir kitas, kas būtų, tai atsirastų taip veikiantis konsultantas dirbtinio intelekto pagrindu, kuris atsakytų į dažniausiai klientų užduotus klausimus ir nukreiptų pas atitinkamus specialistus. Tai poreikis atėjo iš poliklinikos šitam projektui. Jie sakykime, tą matęs Marius yra jau užsienio poliklinikose ir tas veikia ir tiesiog pabandėm pirminę paraišką, kai teikėm, jinai buvo patvirtinta, dabar jau mes pateikėm pagrindinę paraišką, tą vadinamą PIPą. Ir tas finansavimas vėlgi būtų 100%. Kadangi tai veiklos su sveikata susiję, turėjom šitą projekto PIPą, taip vadinamą, įgyvenimo planą suderinti su sveikatos apsaugos ministerija, kad nedubliuotų tų veiklų, kuriuos įgyvendins valstybiniu lygmeniu. Tai tos veiklos tikrai nedubliuojam. Sakykit, o jeigu čia taip gerai, tai kodėl sveikatos ministerija viso to nedalyvauja projekte ir neįgyvendina visose savivaldybėse? Čia mes pirmieji kaip ir. Šita priemonė tokia, jinai, sakykime, vykdant planavimą priemonių europinių, buvo padalintos lėšos, kurias dalinasi ministerija, kurias nuleidžia regionam, ir tai daugiau regioninė priemonė. Ministerija daugiau sprendžia ligoninės ir tuos visus aukštesnio lygio sveikatos paslaugas, o poliklinikos paliktos jos tas pirminis lygis daugiau pačioms tvarkytis. Ir tikrai šitam kvietime buvo ir daugiau poliklinikų, tai turbūt nebūsime šitie, mes vieni iš pirmųjų, bet turbūt ne vieninteliai. Gerai, Jurgi, dar norit klausti? Taip, aš dabar matau pagal finansavimą, tai kiek aš suprantu, iš savivaldybės biudžeto pinigų čia neprireiktų šio projekto. Ne. O po to tik jo palaikymui, ko gero. Po to sistemų, tai ten jau, kadangi tai būtų poliklinika, tai būtų poliklinikos iš sveikatos fondo. Savivaldybės lėšų nereikėtų. Taip, aš dabar suprantu. Jeigu tai tik dėl to, kad sumažinti popierinių dokumentų kiekį, efektyviau aptarnauti klientus, tai, jeigu registruojantis per e-sveikata sistemą patekimui pas gydytoją, tai ten jokių problemų, manau, nėra. Ir čia Respublikos lygių galėtų būti sprendžiama dėl sutikimo, pavyzdžiui, kad imtų kraują, atliktų operaciją ar atliktų kažkokius tyrimus, ten toj sistemoje galėtų būti papildymai ir žmogus susiregistruodamas galėtų sutikimą tą jau ten pateikti ir nereikėtų daugiau kažkokių kitų popierių nuvykus pas gydytoją. Bet kadangi taip nėra, tai mes kaip tik įvairių projektų pagalba bandome įspręsti tos klausimus. Gal teisingas ėjimas, nežinau. Tiesiog atėjo poreikis iš pačios poliklinikos. Gerai, jeigu daugiau klausimų neturime, prašom trečią projektą. Aš noriu, kad papildytumėm šitą sprendimą trečiu projektu. Tuoj pabandysiu pasidalinti. Kažkodėl man radau. Trečiasis projektas tai būtų ateities STEAM miestai. Tai jau būtų ne regioninis, ne valstybinis projektas, tai būtų, kai mes vadinam, briuselinis projektas, minkštas projektas patirties pasikeitimo, finansuojamas URBAK programos su savivaldybėm iš Portugalijos, Lenkijos, Suomijos ir Danijos. Pagrindinis pareiškėjas čia buvo Aveiros savivaldybė Portugalija ir ta savivaldybė yra sukaupusi gerąją patirtį STEAM metodikų parengime ir įgyvendinime, bet tos STEAM metodikos susijęs su IT mokymu darželiuose ir mokyklose. Ir jų reiškiasi tobulinimų nuolatinių. Ta jų metodika yra pripažinta europinių lygmenių, gavusi sertifikatus ir dabar mes galėtumėm šio projekto dėka tas metodikas prisiderinti savo darželiam ir savo mokyklom
tai būtų STEAM metodikos, tai būtų IT laboratorijos tech labsai vadinami mokyklose. Tiesiog iš jų perimtumėm patirtį ir su Aveiro savivaldybės tais specialistais, kurie dirba ir tas metodikas diegia ir įgyvendina, ir su URBAK programos lead ekspertais, kurios jie priskiria kiekvienam projektui, pasirengtumėm veiksmų planą, kaip savo darželiuose mokyklose tą IT mokymą per STEAMą būtų galima daryti. Niekas nesako, kad jis pas mus nevyksta, bet pasilygintumėm ir žiūrėtumėm, galbūt jie iš mūsų pasimokytų. Niekas nesako, kad mes kažko nedarom arba darom negerai, bet tiesiog toks patirties pasikeitimas. Ir kaip matote, lėšos bendrai miestui tektų 71 000, o iš savivaldybės per 2 metus reikėtų 7100 eurų. Tai projektas buvo teiktas gegužės pabaigoje, dabar jau gavo Aveiro savivaldybė patvirtinimą, kad jis yra finansuotas. Tai tiesiog, jeigu mes nesutiktumėm, tai jie pasiimtų kitą partnerį. Dėl projekto svarbos, gerbiami komiteto nariai, aš neatsiklausiau, ar jūs visi pritarėte 3 projekto pristatymui. Bet manau, kad bendru sutarimu mes tikrai pritarsim. Ir dabar noriu klausti, ar dar klausimų turime? Aš noriu paklausti. Prašom, Nijolė. Sakykit, Neringa, tai čia jau tas 3 projektas, kaip sakom, mes jį vadinam minkštu projektu, tai pasikeičiant patirtim, tai čia būtų ir švietimo įstaigų atstovai traukiami, ar čia tik tai savivaldybės atstovai darytų pasikeitimą? Iš tikrųjų, tai čia savivaldybės atstovai, bet kiekvienam šitam projektui yra formuojama, taip vadinama, Urban Local Group, kurioje būtinai turėtų dalyvauti švietimo atstovai. Bet čia aš turiu omeny, keistumėmės, važiuotumėm ir į tą Portugaliją ir Lenkiją. Ir tas keitimasis, tai ten maksimum būna iki 2-3 asmenų tik tais finansuojama. Čia esmė, kad keičiasi tai tie jau pagrindiniai asmenys, kurie dirba projekte. Be abejo, iš tos Urban Local Group kiekvieną kartą galima po vieną asmenį paimti. Tai suplanuoti yra 4 vizitai, yra suplanuota 1 be abejo pas mus, 1 Danijoje, 1 Suomijoje ir 1 Lenkijoje. Ačiū. Daugiau klausimų neturim. Aš tik tai pastebėjimą, gal Neringai, nežinau, ar rašant projektą jūs numatote, kokios tai galėtų būti švietimo įstaigos, bet norėtųsi visą laiką, kad peržiūrint ir tas STEAM veiklos daug kur dabar ir tūkstantmečio mokyklų įgyvendinama ir kitos įstaigos ir kitus projektus įgyvendina. Tai parinkti būtent tas įstaigas, kurios nedalyvauja tokiuose projektuose ir tą local group papildyti būtent tų įstaigų administracijos atstovais. Manau, kad tai būtų labai naudinga. Tai tikrai įstaigos jos nėra apsprendžiamos projekto rengimo eigoje, jos yra sprendžiamos tada, kada sudaroma Urban Local Group, bet kokiu atveju turėsim daryti miksą, kadangi mes jį turime, tai mes irgi turim parodyti, kad mes jį turime ir gal pas mus jisai geresnis, nieks nežino. Gal tiesiog mūsų ta praktika nepripažinta kaip geroji praktika ir mes ją galėtumėm lygiai taip pačiai URBAK programai teikti ir gauti sertifikatus, kad pripažintų kaip Europos gerąją praktiką. Aš supratau, tai čia tiesiog patirties keitimas. Tiesiog ir jeigu kažką naujo, tada įsidiegiam pas save. Taip. Aš už tokį papildymą, ar mes čia galim ar mes galim už visus 3 projektus kartu balsuoti? Su papildymu. Su papildymu. Tai tada kviečiu balsuoti už sprendimo projektą su papildymu. Ar būtų susilaikančių ir balsuojančių prieš? Nesigirdi, galima teikti, kad 8 komiteto nariai balsuoja už. Jau Valdas prisijungė. Gerai, 9 komiteto nariai balsuoja už. Ačiū. Dėkoju, viso gero. Turto skyriaus vedėja Auksė Jonienė. Labą dieną visiems. Labą dieną.
Pirmas klausimas dėl turto perdavimo, tai kaip ir visuomet, kuomet vykdant europinius projektus prisidedama savivaldybės lėšomis, vėliau visą tai įforminame ir visą tą įsigytą turtą perduodame teisės aktų nustatytą tvarką, kaip ir šiuo sprendimu. Gerai, dėkui. Ar turime klausimų? Jeigu nėra klausiančių, prieštaraujančių ir susilaikančių, gal galima teikti, kad balsuojam bendru sutarimu? Gerai, 9 komiteto nariai už. Kitą klausimą. Dėl savivaldybės turto investavimo ir uždarosios akcinės bendrovės Alytaus Butūkis įstatinio kapitalo didinimo turtinių įnašų. Tai liečia bendrabučio patalpas dviejas, Vingio 5 ir Vingio 7, kurios buvo sutvarkytos kaip bešeimininkis turtas, įrodant galimybę mums įsiregistruoti savo vardu ir visą tai pavyko mums padaryti per tam tikrą laiką, nes registrų centro archyve buvo aptikta tokia informacija, kad šios patalpos yra neįregistruotos, tai vadinkim niekieno, bet atradus įrodančius dokumentus, kad Alitekstos įmonės įsipareigojimus perėmė Alytaus valdyba, čia panašiai, jeigu atsiminsit, ankstesnėse tarybos sprendimuose buvo su vienu garažu, kurį sėkmingai pardavėme, tai taip ir su šitomis patalpomis, tai jos vienos yra konkrečiai Vingio 5 po Butūkio patalpomis, kitos yra gretimoje laiptinėje Vingio 7, tai Butūkis iš tikrųjų ten mes apsilankėme ir puikiai direktorius įveiklinęs tas patalpas, ir yra archyvas ilgalaikio saugojimo, yra skirtos tam tikros patalpos daiktams, kurie yra jau nebenaudojami, pavyzdžiui, iš keldinamų būstų, kurie ir jų nuosavybė yra nuomojami. Žodžiu, jeigu apsilankytume, tai tikrai tos patalpos buvo gan sėkmingai prižiūrimos, tik tiek, kad buvo neįregistruotos. Tai dabar sėkmingai viską sutvarkėme ir pagal tai, kaip jos yra naudojamos ir koks Butūkio išreikštas poreikis, kad jos yra reikalingos, tai buvo parengtas šis sprendimas, kad jas ir toliau naudoti pagal paskirtį padidinus mūsų UABO įstatinį kapitalą, taip kaip mes dažnai darome, jeigu atsiminsit, ir su Dzūkijos vandenim, kuomet įteisiname kažkokius tinklus. Taip, ar turime klausimų? Ar galim pritarti bendru sutarimu, jeigu nėra prieštaraujančių ir susilaikančių? Galima teikti, kad 9 komiteto nariai balsuoja už. Aukse, klausimas būtų po šito sprendimo projekto pristatymo. O mes turim pakankamai daug bendrabučių, o dar yra tokių patalpų niekieno Rūsiuose. Ne, mūsų žiniomis tai tokio nėra, nes mes savo, ką turėjome, tai tikrai ten ir teismų keliais ir visaip kaip tai galėjom, Naujoji 12 ar 16, dabar bijau pameluot, kur turėjom, ten ilgas kelias buvo, kol tai nebent, kaip sakyt, liaudiškai išlenda siūlo galas kažkoks toks, kaip šiuo atveju registrų centras savo archyvus tvarkė, duombazės ir atrado mums tą, ką atrado, kaip sakykime, galvos skausmą, kaip tas garažas, kaip šios ir dar ten kažkas buvo, tai tokiu būdu vis. Aišku, ačiū Jums. Dabar noriu atsiklausti, ar leidžiam Auksei pristatinėti kitus savo klausimus, ar galima šitai? Gerai, prašom Auksė, kitą sprendimo projektą pristatykite. Tai kitas sprendimo projektas, čia jeigu paviešinsit, nes labai ilgas pavadinimas, tai taupant jūsų laiką, gal tik sprendimą. Netaupykit, o paviešinkit, nes ir kiti klauso. Gerai, dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014 metų 10.30 sprendimo NR T275 dėl Alytaus miesto daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų maksimalių administravimo mokesčio tarifų apskaičiavimo tvarkos aprašo tvirtinimo pakeitimo. Tai šio sprendimo esmė, pats pagrindas nesikeičia, čia tie skaičiavimai, kokie buvo, jie ir lieka. Jeigu skaitėte aiškinamąjį raštą, kuris dabar jums matomas yra, tai pasikeitus kitiems teisės aktams, kuomet skiriamas administratorius arba pasirenkamas,
būdavo leidžiamas direktoriaus įsakymu, dabar tą atlieka vykdomoji institucija, jeigu dar kitaip, tai yra meras. Ir ten tas, kas nubraukta, tai matote, kad buvo likę kažkada tai šitam sprendime dar prie skaičiavimo formulės litinė išraiška. Ta irgi prie to pačio pakoreguojam. Aišku, ar būtų norinčių klausti? Ar galim pritarti bendrų sutarimų, jeigu nėra susilaikančių ir balsuojančių prieš? 9 komiteto nariai balsuoja už. Prašom kitą sprendimo projektą. Kitas tai klausimas dėl Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teisę priklausančių viešosios įstaigos Alytaus lėlių teatro Aitvaras dalininko teisių pardavimo. Tai jeigu atsiminsite ankstesnius sprendimus, kuomet analogišką sprendimą pristatinėjau dėl verslo centro, kurio akcijas turėjome ir pasikeitus teisės aktams neteko prasmės jas turėti, pardavėme, ten 2 balsus turėjome, čia tada turėjome 1 balsą, tai analogiškai parengtas sprendimo projektas, nes daugiau jau tokių ir nebeturime pas save savivaldybės nuosavybėje, kurios mums priklausytų su 1 ar 2 balsais. Tai čia tas 1 balsas bus parduodamas, aiškinamajame matote, kad fiziniai asmenys yra kiti dalininkai, direktorė taip pat kalbėta, į visą tą situaciją žino, tikėtina, kad tie fiziniai asmenys ir šitą 1 tą balsą savo ir nusipirks. Ar būtų norinčių klausti? Aš noriu Prašom, paklausti. Nijole. Tai dabar žiūrėkit, tas lėlių teatras turėjo tas patalpas, ar iš jau šiemet išeina iš vis? Ne, viskas ten bus tvarkoje, ateisiu pirmadienį į komitetus. Nes aš žinau šitas. Čia su tuo jos, aš suprantu, kad kaip ir susijęs su Aitvaru, bet su šitų sprendimu ne, bet ten mes viską sėkmingai su direktorė išanalizavom ir tiek, kiek reikėjo, jinai savo labui padirbėjo ir pristatysiu kitą savaitę. Gerai, ačiū. Ačiū. Jeigu nėra susilaikančių ir balsuojančių prieš, gal galim pritarti bendrų sutarimų? Nuimkit Nijolę rankytę ir ačiū, 9 balsai už. Ačiū Jums. Gerai. Geriausio. Viso geriausio. Taip, dabar Kalendauskaitės klausimai, taip? Prašom, Vilma, pristatykite savo sprendimo projektus. Pristatau tarybos sprendimo projektą dėl valstybinės žemės sklypo Naujojoje gatvėje 124 Alytuje dalių nustatymo. Šio tarybos sprendimo tikslas nustatyti dalis tenkančias kiekvienam statinį valdančiam asmeniui, atsižvelgiant į kiekvieno asmens turimą statinio dalį. Tai yra pastate 3 įmonės, kurios valdo nuosavybės teise patalpas ir pagal žemės sklypo plotą išskaičiuota ir jų valdomus plotus išskaičiuotos dalys. Viskas aišku, bendra tvarka. Ar turime klausimų, Vilmai? Jeigu klausimų neturim, gal galim pritarti bendrų sutarimų, jeigu nėra prieštaraujančių ar balsuojančių ar susilaikančių? Taip, 9 komiteto nariai sako už. Prašom kitą sprendimo projektą. Sekantis tarybos sprendimo projektas analogiškas dėl valstybinės žemės sklypo Pramonės gatvė 1B Alytuje dalių nustatymo. Sprendimo tikslas nustatyti valstybinės žemės sklypo dalis tenkančias kiekvienam statinį valdančiam, naudojančiam asmeniui, kurios nustatomos atsižvelgiant į kiekvieno asmens turimo statinio dalį. Tai čia yra 4 asmenys, iš jų viena viešoji įstaiga Alytaus kultūros centras, kuri patalpas valdo panaudos teise ir žemė bus neatlygintinai suteikta naudotis ir 3 įmonės, kurios nuomojasi patalpas, joms bus sudarytos nuomos sutartys pagal šias nustatytas dalis. Aš noriu paklausti, sakykime, tai anksčiau nebuvo priskirta šitie žemės sklypai, tik jie žemės nuomos mokesčio tos įmonės nemokėjo iki šiol? Tai žemės nuomos mokestį, kiek man teko domėtis, tai mokėjo pagal valdomas patalpas.
Bet geriau, aišku, tą dalyką gal pasakytų atsakingas specialistas už žemės nuomos mokesčio surinkimą, tai Mindaugas Vaikšnoras. Bet kiek sakau, teko domėtis, tai būtent juos pagal pastatus ir patalpas apmokestindavo, nežiūrint į tai, kad nesudaryta žemės nuomos sutartis. Tai čia iš tikrųjų nieko nekeis, tas mokestis kaip mokėjo, taip ir liks, ar jis čia padidės? Ne, tas pats mokestis, žemės nuomos mokestis mokamas tiek, kai sudaryta žemės nuomos sutartis, tiek ir nesant sudarytos sutarties. Ačiū. Gerai. Klausimų daugiau nebeturime. Ar galime pritarti bendrų sutarimų? Prieštaraujančių negirdžiu, susilaikančių nematau. 9 komiteto nariai balsuoja už. Prašom kitą sprendimo projektą. Pristatau tarybos sprendimo projektą dėl naujo kitos paskirties valstybinės žemės sklypo esančio A. Juozapavičiaus gatvė 5 Alytuje pardavimo atviro aukciono būdu. Šio tarybos sprendimo tikslas – nuspręsti teikti nacionaliniai žemės tarnybai, parduoti atvirame aukcione Alytaus miesto savivaldybės patikėjimo teise valdomą 9 arų 78 kvadratų ploto naują kitos paskirties žemės sklypą esantį Juozapavičiaus gatvėje 5 Alytuje. Buvo atliktas individualus turto vertinimas, ką numato teisės aktas. Čia Alytaus miestas priskiriamas prie didžiųjų miestų ir pradinė pardavimo kaina nustatoma atsižvelgiant į individualų turto vertinimą ir pridedant teritorijų planavimo dokumentų bei žemės sklypo kadastrinių matavimų išlaidas. Ir pradinė pardavimo kaina susumavus šias išlaidas būtų 30 049 eurai. Ankstesniuose vakar dienos komitetuose buvo iškeltas klausimas, ar tarybos nariai negalėtų didinti pradinės pardavimo kainos. Tai buvo paaiškinta, kad nutarimas nenumato didinti, jeigu atliktas individualus turto vertinimas. Buvo pakviesta ir teisės skyriaus vedėja patikslinti, patvirtino tą dalyką, kad nutarimas nenumato didinti. Aišku, ačiū už tokį išplėstesnį paaiškinimą. Gerai, Nijole, nes kilo diskusijų dėl tos kainos, bet turto vertintojas pasakė savo nuomonę, o mes tarybos nariai neturim teisės čia keisti. O klausimus prašom, Nijole, klauskite. Sakykit, kuri čia ta vieta yra ir ką čia, kur čia tas Juozapavičiaus 5, kas čia dabar šiuo metu yra štai teritorijoje? Parodykit gal Renijoje. Kas? Žemėlapį parodykit, kad būtų aišku. Čia pirmajame Alytuje iki parduotuvės. Vieta yra prie iki parduotuvės, kur šiuo metu yra automobilių parkavimas prie iki parduotuvės. Iki šiol nebuvo suformuotas žemės sklypas. Šiais metais, berods sausio mėnesį, buvo suformuotas ir patvirtinto žemės sklypo ribos, atlikti kadastriniai matavimai ir dabar siūloma parduoti aukcione. Tai gerai, jeigu, sakykime, nuperka tą žemės sklypą, tai kur parkavimas prie šitos parduotuvės būtų? Ką jie darytų? Tai būtent jo paskirtis ir yra įrengti automobilių stovėjimo aikštelę. Paskirtis, naudojimo būdas tiksliau numato, kad jie turėtų būtent automobilių parkavimo aikštelę įrengti. Jie dabar kaip ir savivaldybė žemė įsirengia parkavimo aikštelę, taip? Taip, kiek man teko domėtis, tai jie būtent tą dangą įrengė būtent iki parduotuvė. Tiesiog valstybinėje žemėje iki šių metų buvusioje patikėjimo teise valdoma buvo nacionalinės žemės tarnybos, o nuo vasario mėnesio savivaldybės patikėjimo teise valdomoje žemėje. Tai dar vienas klausimas būtų, tai jeigu, sakykime, jeigu nuperka iki prekybos centro tie savininkai tą žemę, tai viskas lyg tai aišku, jie padarytų tą parkavimą. Bet jei nuperka visai kitas
privatus kažkoks asmenys darytų privačią apmokamą stovėjimo aikštelę, tai ką mūsų gyventojams reikėtų atvažiavus į parduotuvę mokėti? Na tai, manau, turėtų aukcione pasistengti iki parduotuvės atstovai. Turėtų. Ačiū. Gerai. Ar būtų daugiau norinčių klausti? Prašom, Jurgi. Ar Aš iš esmės tokį patį klausimą norėjau užduoti kaip Nijolė, supratau dabar. Tai tik noriu pasitikslinti, tai iki šio laiko tą žemę, kuri jau perduota savivaldybei, jie valdė patikėjimo teisę, ta prasme, jie nieko nemokėjo ir tai buvo jiems tiesiog perduota. Aš kiek žinau, jie ten rekonstruos tą pastatą, buvo sprendiniai ir šalia esanti teritorija yra nupirkta. Tai keistai atrodytų, jeigu ten įsikurtų privatininkas, tą aikštelę nuomotų ir atvažiavus reikėtų sumokėti, na tada pirmas Alytus apskritai čia taktų toks, nors kas prie pagrindinės įkinės Naujojo gatvėje lygtai taip yra, ten irgi yra kažkoks savininkas, ten kažkurį laiką galima įvažiuoti, o jeigu pražiopsosit ir sumokėsit dar kažkiek pinigų. Tikėtina ir čia tas pats bus, nes iki prekybos centras ir eina tą linkmę, kad turėti normales didelės aikšteles, tačiau jos nebūtų atviros bet kada ir bet kuriam laiko tarpu. Gerai, prašom, Valdai, klauskit. Aš manyčiau, kad čia šitoje vietoje reikia gerai pagalvoti. Aukcionas tai nereiškia, kad prekybos centras jį laimės. Kad neatsitiktų taip, kaip prie buvusios vaikų poliklinikos, kur aikštelės ten dabar nežinia kieno ir nežinia, kaip ten pasistatyti. Tai šitoje vietoje aš labai abejočiau šito sprendimo, logiškumu. Pritariu. Taip, ar turim daugiau klausimų? Norinčių klausti nematau. Tada pradedam balsavimo procedūrą. Ar būtų balsuojančių prieš sprendimo projektą? Aš susilaikau. Račkauskas susilaiko. Gerai, 2 susilaiko. Taip, 7 likusieji balsuoja už sprendimo projektą. Gerai, prašom kitą klausimą pristatyti. Jau mano klausimai visi. Viskas, jūsų baigėsi, Vilma. Ačiū Jums. Davidė Kavolienė. Geros dienos. Labadiena. Pristatau tarybos sprendimo projektą dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017 rugpjūčio 24 sprendimo numeris T284 dėl Alytaus miesto savivaldybės premijuojamo 14-29 metų jaunimo atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo pakeitimo. Šiuo tarybos sprendimo projektu keičiami 2 punktai. Tai 8.1 papunktis, jisai iki šiol skambėjo taip: įvertinti labai gerai besimokančius gabius jaunuolius, rašančius tiriamuosius mokslo darbus, garsinančius Lietuvos vardą Respublikos ar tarptautiniu lygiu. 1 premija skiriama studentui ir 2 premijos skiriamos moksleiviam. O siūloma dabar, kad būtų taip, kad taip skambėtų šis papunktis: įvertinti labai gerai besimokančius gabius jaunuolius, rašančius tiriamuosius mokslo darbus, garsinančius Lietuvos vardą Respublikos ar tarptautiniu lygiu. Siūloma išbraukti sakinį, kad 1 premija skiriama studentui ir 2 premijos moksleiviam. Kadangi pernai metais gavome mažai paraiškų ir labai gerai pasisekė, kad ir buvo tas 1 studentas ir 2 moksleiviai, o jeigu nebūtų pasirinkimo, mes tiesiog netitiktum aprašo punkto šio. Ir siūloma keisti 12 punktą, nes jaunimo reikalų taryba apsvarstė ir manome, kad yra perteklinis reikalavimas. Tai iki šiol skambėjo taip, kad premija yra vienkartinė skiriama kalendorinių metų 4 ketvirtį. Premiją gali gauti jaunuolis, kuris paraiškos teikimo momentu ir 3 metai iki paraiškos teikimo yra deklaravęs gyvenamą vietą Alytaus mieste ir jame gyvena.
Tai mes siūlome išimti žodžius, kad paraiškos teikimo momentu ir 3 metai iki paraiškos teikimo yra deklaruota gyvenama vieta ir kad jame gyvena, nes manome, kad perteklinis reikalavimas. Ir siūlome palikti punktą tokį, kad premija yra vienkartinė, skiriama kalendorinių metų 4 ketvirtį. Premiją gali gauti jaunuolis, kuris yra deklaravęs gyvenamą vietą Alytaus mieste. Tik tiek keitimo. Aišku, iš gyvenimo kyla keitimai. Taip. Kiek teko dalyvauti šitoje veikloje, iš ties mes galim pasidžiaugti, kad mes labai daug talentingo jaunimo turim. Išėjusių iš Alytaus ir labai gražius projektus pristatančio, bet tie suvaržymai. Ar turėtumėm klausimų daugiau? Ne, gal galim pritarti? Prašau, Valdai. Ir norėčiau trumpai tik paklausti, ką reiškia sąvoka labai gerai besimokantis? Tai labai gerai besimokantis turi mums pateikti įrodančius dokumentus, ar tai mokyklos baigimo kažkokie pažymiai. Atsiprašau, ką reiškia labai gerai besimokantis? Nu tai praktiškai 10-ukai, 9-ukai, taip. Tai nepraktiškai. Reikia gal teoriškai tada. Nes jis gali ten, sakysim, kokio dalyko turėti ir 4-uką ar 5-uką, bet būtų labai gabus matematikoje ar kalbose ar dar kitur. Žinokit, jie pateikia dokumentus pagal reikalavimą. Yra tam tikri priedai, kuriuos turi pateikti, norėdami gauti tokį premiją. Ir antrą norėčiau pasiteirauti. 14-29 metų jaunuoliai, jeigu, sakysim, X jaunuoliai ar jaunuoliai yra 28 metai, jis gali gyventi jau ir ne Alytuje, bet jis kilimo iš Alytaus. Tai jeigu deklaruota gyvenama vieta Alytaus mieste ir garsina Alytaus miesto vardą, tai jisai konkurse aišku, kad gali užimti tas pirmas vietas, nes komisija vertina pagal tam tikrus kriterijus, kurie surašyti vertinimo anketoje ir ten būtina garsinti Alytaus miesto vardą. Tai jis turi būti deklaruotas mieste ir to užtenka, manom. Gal dalykai to pasakoje reikėtų mums daugiau visuomeniai pateikdinėti tokius garsinimus, kad plačiau, ne tik tai vaikai iš kur ir kaip čia savivaldybėje apdovanojami, bet būtent už kokius projektus, kad sklaida didesnė būtų, tada gal mažiau klausimų kiltų. Bet tai ne visus liečia šitos temos. Manau, kad yra svarbu, sukviečia tikrai tuos vaikus ir pagerbia. Aišku. Gerai, jeigu daugiau klausimų neturim, gal galim pritarti bendru sutarimu? Gerai, dėkojam. Prašom pristatyti kitą sprendimo projektą. 9 už. Ačiū. Kitas projektas dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017 rugsėjo 28 sprendimo numeris T320 dėl Alytaus miesto savivaldybės premijuojamo 14-29 metų jaunimo atrankos konkurso komisijos sudarymo pakeitimo. Šiuo tarybos sprendimo projektu keičiamas tik vienas narys, tai vietoje Rasos Kuckailienės, kuri nedirba jau administracijoje, siūloma Laima Nosevičienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus specialistė. Gerai, manau, klausimų čia ir nebus. Gal galim pritarti bendru sutarimu? 9 komiteto nariai balsuoja už. Ačiū visiems už dalyvavimą komitete. Iki sekančio antradienio. Prašom, Nijolė. Paprašyti, gal galim visi dar pasilikti prisijungę, kada pabaigsim įrašą, pasikalbėti. Gerai. Gerai, prašom išjungti transliaciją ir kviečiam pasilikti.